Kartą miške gyveno nuostabaus grožio eglutė. Ji linksmai žaidė su vėjais, snaigėmis ir džiaugiasi saulės spinduliais. Bet į mišką atėjo žmogus, nukirto eglutę ir ją parsivežė į namus. Namuose eglutė buvo pastatyta į drėgną žemę ir truputį atsigavo po sunkios kelionės. Kitą rytą moteris su vaikais ją labai gražiai papuošė ir eglutė jautėsi tikra karalienė. Tačiau po kelių dienų eglutė ėmė trūkti vandens. Eglutė tyliai prašė: vandens, aš labai ištroškau. Bet niekas jos neišgirdo. Kūčių rytą žmonės paglutę įrengė prakartėlę, paguldė kūdikėlį Jėzų, padėjo daug gražių dovanų, bet pagirdyti eglutę pamiršo. Eglutei darėsi vis sunkiau išlaikyti savo gražius, žalius spygliukus. Vakare susirinko visa šeima, sveikinosi, dovanojo vieni kitiems dovanas, bet nepastebėjo, kad eglutei labai sunku. Kai šurmulys nurimo ir buvo labai tylu, tik mėnulio šviesa nedrąsiai apšvietė mažąją eglutę. Pasigirdo švelnus kūdikėlio Jėzaus balselis. Sveika, eglutė, ar nori grįžti į mišką šalia kito miestelio? Ši šeima gavo dovanų ir tu jiems nerūpi. Jie tave pamiršo, mane irgi. Taip, labai noriu. Kūdikėlis Jėzus palietė eglutę savo rankute ir ši atsigavo. Ji vėl tapo žalia ir gyvastinga. Jie abu iškeliavo ir atsidūrė mažo miestelio pakraštyje. Eglutė įleido savo šaknis į vėsią žemę ir stebėjo kitus žmones besiruošiančius Kalėdų šventėms. Štai, jau sutaisiau tą kėdę. Dabar man padėk. Viršininke, ar žinote, kokia šiandien diena? Diena kaip visos, ketvirtadienis. Nu taip, ketvirtadienis, bet jis yra kažkuo ypatingas. Kuogi jis taip ypatingas? Taigi Kristus, Dievo Sūnaus gimimo, šventės, išvakarės. Dar čia ką pasakysi, pakalbėk man dar apie Dievą. Kas ten žino, kur tas Dievas ir ar iš viso jis yra, dar klausimas. Darbas, pinigai, štai kur laimė, o ne kažkoks tai Dievas. Bet žmogui neužtenka vien darbo ir pinigų. Jam reikalinga dar ir meilė, atleidimas, sąžinės ramybė, viltis. Va kai negausi algos, tai bus tau širdies ramybė. Dirbk čia neplepėjęs. Na štai ir viskas. Na tai puiku. O visgi linkiu jums gražių kūčių ir džiugių Kalėdų. Kalėdos keista. Dieve, mano viešpatie,
aš tau dėkoju už visus darbus, kuriuos šiandien leidai man nuveikti, už vyrus ir moteris, kuriems galėjau atleisti nuodėmes tavo vardu, už vaikučius, kuriuos palaiminau tavo man suteikta galia. Šiandien jie visi susirinks prie kūčių stalo, dalinsis plotkele ir džiaugsmais. Aš liksiu čia vienas, kad rytoj padaryčiau jų džiaugsmą dar didesnį, švęsdamas su jais tavo sūnaus gimimo šventę Kalėdas. Prašom įeiti. Labas vakaras. Per amžių sąmonę. Iš kur jūs tokį vėlų vakarą atklydote? Atleiskite, aš tik norėjau truputį sušilti. Laukia taip šalta. Bet nedera vienai naktį bastytis. Ir čia dar klebonija. Atleiskite, kunige, aš tik norėjau sušilti. Vakar išėjau iš namų, nes tėtis labai primušė. Pamačiau degančią šviesą lange. Pagalvojau, gal čia koks geras žmogus gyvena. Galėsiu sušilti ir toliau keliauti. Na tai, geras žmogus, bet aš kunigas, o čia klebonija. Ką žmonės pagalvos? Kodėl žmonės dabar tokie pikti? Net galvoti gerų dalykų nebemoka. Dovanokite man, jau sušilau ir eisiu. Ačiū jums, kunige, su Dievu. Nėra už ką. Dieve, tu buvai atėjęs tos mergaitės asmenyje, o aš tas nepažinau. Atleisk man, Dieve. Sūneli, zuikeli tu mano, ruošk pamokas, vakarienę šaldytuve. Aš išeinu pas draugę į gimtadienį. Būk geras, eik anksčiau miegoti. Ryte nepavėluok į mokyklą. Na tai su Dievu. Lik sveikas, katinėli tu mano rudaakė. Na štai, aš ir grįžau, sūneli, katinėli mielasis, kur tu? O kasgi čia? Brangioji mama, aš išėjau iš namų. Dar nežinau, kur eisiu, bet man nesvarbu. Negaliu daugiau taip gyventi. Kaip mažas, minkštas pliušinis žaisliukas. Tu nuolat susirūpini su savimi. Ir net nepastebėjai, kad aš esu suaugęs. Kad mano gyvenime irgi yra daug problemų ir neišspręstų klausimų. Mama, tu net nežinai, kad mano akys ne rudas, bet mėlynos. Lik sveika tavo sūnus Tomas.
Šiandien kūčios, kaip nuostabu. Šiandien visi sugrįžta į savo namus, renkasi prie bendro stalo, laužo kalėdaitį, sako vienas kitam gerus žodžius. Kaip gražu. Žiūrėk, senutė, mano kojinės visai baigia suplyšti. Parodyk, kas čia atsitiko. Sakalėli tu mano. Ai, reikės jau viską išardyti. Na tai va. Ar prisimeni, seneliuk, kai mes susėsdavom visi prie stalo, sakydavom vieni kitiems gerus žodžius. Tu man sakydavai, balandėlė tu mano, o aš tau sakydavau, sakalėli tu mano raibas. Kasgi tai senutei pasidarė, kad taip į atsiminimus patraukė? Seneliuk, ar prisimeni, kokia šiandien diena? Sakalėli tu mano raibas. Nieko neprisimenu. Tokia švelni pasidarei, kažkas čia ne taip. O kokia šiandien diena? Bele kokį jubiliejų būsiu pamiršęs. Ne, seneliuk tu mano, taigi šiandien kūčios, tada visi būna labai geri, sako vienas kitam gerus žodžius, linki daug laimės. Taip, pačiu senulytę, kad man taip priminė. Balandėlė mano, 100 metų nesigailiu, kad tave vedžiau ir dar 100 metų nesigailėsiu. Na jau, sakalėli tu mano. Bet kaipgi mudu švęsim Dievo sūnaus laukimo šventę? Vaikai jau suaugę, savo šeimas turi, mudu vieni belikome. Eikim pas mūsų kaimynus, jie tikrai nudžiugs, vos tik atsikėlė, nieko dar nepažįsta. Tai gerai, eikim, sakalėli. Šiandien kūčios. Kaip mes švęsime vieni? Neliūdėk, skambino senukai geruliai, jie norėtų ateiti pas mus. Kaip gerai. Mums reikia paruošti stalą. Paruošime viską kaip pridera. Reikia atnešti truputį šiaudų, baltai uždengti, padėti ant jo kalėdaitį ir paruošti 12 patiekalų. Tik viskas turi būti be mėsos ir be pieno, nes ši diena yra pasninkas. Dar uždegsime žvakę, kad būtų visiems jauku. Puiku, imkimės darbo. Brangioji, gal dar pakvieskime meistrą Joną, jis toks vienišas žmogus. Taip, tai puikiai mintis. Skambino kunigas Romas. Jis irgi norėtų su mumis praleisti kūčias ir dar atsivesti 2 savo naujus bičiulius. Kaip gerai, taigi mūsų vakarui nieko netruks. Štai ir pirmieji svečiai, einu įleisti. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius amen. Dievas iš savo gerumo davė man 2 naujus draugus. Pagalvojau, kad kur didesnis būrys, ten daugiau viešpaties džiaugsmo. Mes labai džiaugiamės, klebone, kad mūsų nepamiršote. Taigi, tėve, palaiminkite šį stalą ir pradėkime mūsų šventę.
Dėkojame tau, Dieve, kad galime šiandien visi kartu švęsti tavo sūnaus laukimo išvakarės, taigi palaimink, Viešpatie, šias dovanas ir mus, kad mes mokėtume dalintis džiaugsmu ir duona nuo šio stalo su visais tavo vaikais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. Dabar laužkime kalėdaitį ir linkėkime vienas kitam viso, kas geriausia. Jėzau, man šios kalėdos labiau patiko. Man irgi.